Ho, ho, ho! Sveiki vaikučiai! Ir vėl pasakaitė, o pasakaitę dovanoja žurnalas Vakaro žvaigždelė. Artūras Rulinskas. Audra. Kalnuose bandos ganytojas neganydavo, tačiau kartais per juos reikėdavo pereiti, kad būtų galima pasiekti reikalingą ganyklą, todėl ir šį kartą visi kalnų takeliai keliavo į naują ganyklą. Avinėliui Roniui ir avytei Gabei visada patiko keliauti į naujas vietas, vaikštinėti vingiuotais kalnų takeliais, gerti tyrą vandenį iš tekančių kalnų upelių. Kalnai Roniui atrodė pats nuostabiausias nuotykis ir jis nežinojo, kad būtent kalnuose tyko patys didžiausi pavojai. Čia netikėtai gali atsirasti plėšrus žvėris ir išgąsdinęs visą bandą, sukėlęs tarp avių paniką, lengvai pasiimti grobį, nes pačios avys vieną kitą nustumtų žemyn nuo siauro kalnų takelio. Arba tiesiog nuo kalno gali nusileisti didelis erelis ir pasigriebti mažą avinėlį. Avis eidamas į dangų juk nesidairo. Dėl šios priežasties ganytojas ir jo pagalbininkai aviganiai kalnuose būdavo ypač budrus. Klausydavosi kiekvieno garso. Tuo metu, kai ganytojas atvedė bandą prie upelio brastos, staiga pradėjo temti. Dangus užsitraukė, sunkus tamsus mėlyn debesis nusileido, pakilo didžiulis vėjas, pradėjo lietis lietus, griaudėti perkūnas ir įsismarkavo siausti audra. Tai yra daug blogiau negu plėšrus žvėris, šaukė aviganis Rudis. Čia gali pražūti ne viena ar dvi avis, o didelė bandos dalis ir net mes patys. Mes negalime bristi per upelį, šūktelėjo Rudžiui bičiulis Lokis. Upė jau pradėjo tvinti ir srovės mes neįveiksime. Ji nuneš žemyn visą bandą. Bet negalime ir trauktis atgal, nes audra išjudina akmenis ir jie gali pradėti riedėti, mūsų traiškyti, o medžiai jau krenta. Ir mes negalime likti vietoje, nes lietus stiprus ir šaltas, griaustinis griaudžia ir man labai baisu, galvoja avinėlis Ronis. Rudi, Loki, turime būti visi vienoje krūvoje, vėtrai siaučiant šaukė ganytojas. Suvarykite visi bandą kuo arčiau viena kitos, audra atrodo ilgai siaus, tik laikydamėsi vienas šalia kito ištversime. Roni, man labai baisu, atrodo mes tuoj mirsime, skundėsi jo draugė avytė Gabė. Gal pasimelskime? Dievas mato, kad esame didžiulėje bėdoje ir gal sustabdys audrą. Girdėjau, kaip ganytojas kartą pasakoja apie Jėzų, kuris audroms siaučiant miegojo valtyje, o kai mokiniai iš baimės jį pažadino, ėmė ir sudraudė jūros bangas. Tada vėjas ir audros nurimo, drebančiu balseliu kalbėjo Gabė. O tada pradėjo melstis, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Staiga tolumoje jie išgirdo balsą. Be, už pavirtusio medžio stovėjo kalnų ožys. Man atrodo, už to ožio yra didelė ola, Rudžiui šūktelėjo ganytojas. Greitai nubėkite ir patikrinkite, gal mes ten galime pasislėpti. Šių protingų šunų ilgai raginti nereikėjo. Jie greit nudūmė prie ožio ir iš tiesų pamatė į kalno gilumą einančią didžiulę olą. Vietos čia užteks visiems, nutarė Rudis ir parbėgę šunys suginė avis, o patys sutupė prie olos krašto. Audra siautė visą naktį, griaustinis griaudėjo, upė nešė nuvirtusius medžius, akmenys nuo kalnų riedėjo, tačiau visa banda saugiai ilsėjosi oloje, kurią jiems visiems parodė kalnų ožys. Roni, matai, kaip gerai, kad melstis pradėjome, pašnibždėjo avytė. Pašnibždamis kalbėjo avytė Gabė. Dievas matė mus bėdoje ir girdėjo mūsų maldas. Jis atsiuntė mums ožį, kad parodytų šią didžiulę olą. Gerai, kad buvau girdėjusi tą pasakojimą apie Dievo sūnų Jėzų, kuris ir sustabdė audrą ir išgelbėjo mokinius ir pamokė juos nebejoti, kad Dievas gali gelbėti. Avytėms Roniui ir Gabijai besikalbant, ganytojas šalia olos krašto užsikūrė laužą, atsisėdo. Išsitraukė keistą muzikos instrumentą su stygomis ir uždainavo giesmę. Keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę.
Štai tokia pamokanti pasaka apie tikėjimą ir apie maldos galią, mėly vaikučiai. Šį vakarą senelis jums linki saldžių sapnų.